Sveikos merginos, užsukusios į mano siuvinėjimo kanalą, siuvinėjimo kryželiu. Ir šiandien yra vasario 18 diena, tad truputėlį prisijungiau, nes turiu ką parodyti. Pradžioje mėnesio nelabai aš čia ką ir siuvinėjau, bet dabar apsirgo mažiukas, tai mes namuose, tai truputėlį daugiau laiko turiu, kadangi nereikia eiti į darbą. Tiksliau, negaliu eiti į darbą, nes mes namuose sergam. Tai va, žodžiu, o čia matot mano giseniukus, pagaliau aš prisiruošiau pajudinti. Buvo išsiuvinėta labai nedaug čia apačioj, tik tai pusiniais, truputėlį čia ir tos rogės pradėtos ir viskas. Nežinau, kada aš čia siuvinėjau, pernai metais turbūt. Neturiu sagos dabar šalia, tai nepasakysiu, bet žodžiu, čia yra jau 4 žaisliukas, 3 turiu pabaigtus. Tai per porą dienelių, galima sakyti, į pabaigą. Viskas, kryžiukai ir pusiniai yra išsiuvinėti ir aš pradėjau backstitchą vakar jau daryti. Tai tikiu, kad šiandien aš jau pabaigsiu šitą žaisliuką, tai vat labai smagu. Mano labai toksai buvo didelis noras vasario mėnesį pabaigti vieną iš šitų žaisliukų. Tai man, galima sakyti, pavyko. Aišku, aš parodysiu, kaip jis bus baigtas. O dabar gal atnešiu ir priminsiu, kaip atrodo kiti mano pabaigti. Kodėlgi ne, pasižiūrėjau. Tai aš greitai grįžau. Tai vat, mano šitas pats pirmasis siuvinėtas. Tai čia tikriausiai, kai tik pradėjau siuvinėti, o kelintais aš pradėjau 23, man atrodo, metais. Šitas išsiuvinėtas. Tada, ne šitas pats pirmas, va šitas. Taip, va šitas pats pirmas yra išsiuvinėtas 23. Tada sekantį, man atrodo, jei neklystu, siuvinėjau šitą. Ir tada supratau, kad aš ant va tokių sukarpytų gabaliukų galiu išsiuvinėti 2. Nes aš aidą susikarpiau iš karto ir tokius per didelis. Čia tada susivokiau, kad galiu truputį pataupyti. Tai va, čia 3 išsiuvinėtas irgi toksai fainuolis. Ir štai bus 4, kuriame liko, čia aišku, čia siuvinėsis backstitchas ir tie pumpurėliai, bet saga rodo man 611 kryželių. Tai čia labai greitai, čia skaitykim, imkim iš lėto porą valandų ir baigti. Tai va, aš labai tikiuosi šiandien pabaigti. O ką toliau galvoju imti, tai galvoju imti kojinę irgi eit link pabaigos. Tik nežinau, ar pavyks šį mėnesį. Gal ir pavyks, nes tikrai dar savaitę būsim namuose. Tai turėsiu laiko pasiuvinėti. Nereikia taip anksti eit miegot, kai nereikia darbą. Ir per vaiko pietų miegelį galiu savo skirti laiko siuvinėjimui. Tai vat. Tai tiek, mergaitės, dar kartelį tikrai prisijungsiu, parodyt gal mėnesio, ką aš čia nuveikiau. Tai va tiek, iki. Tai ką, merginas, rodausi su pabaigtu žaisliuku. Štai koksai gražuolis. Visai, sakyčiau, smagiai susisiuvinėjo man jisai. Kažkaip labai greitai. Tikrai, kad labai greitai. Tai vat, dabar kol kas 5 žaisliuko nepradėsiu, gal paliksiu kitam mėnesį. O toliau imsiuos kojines. Reikia padaryti backstitchą, dar šiek tiek yra kryželių, dar šiek tiek papildysiu, eglutės, man atrodo, dar čia reikėtų va šitoj vietoj dar tuščias vietas, jei gerai pamenu, užpildyti. Čia va dar raudonų siūlų, žodžiu, čia pabaigsiu tą visą mašiną ir darysiu backstitchą. Ir tada jau perkelsiu lankelį aukščiau ir liks čia man tos visos dovanėlės. Turiu aš čia, jeigu matysis, va, lieka dovanėlės. Ir čia va, visas šonas šalia eglutės
pusiniais. Čia taip per papkę rodau, labai tingiu traukti. Tai žodžiu, važiuojam tada. Bekstičio, kaip matau, čia bus nemažai. Nu ką, visai man jis patinka, tai va dabar ir padarysiu, kol mažiukas miega. Tai ką, mergaitės, tada iki kito prisijungimo. Tai labukas jau kelintą kartą. Šiandien yra kovo 15 diena. Pasijungiu pafilmuoti dėl to, kad labai noriu imti kitą darbą. Kaip jau supratot, man kojinės pabaigti vis dar nepavyksta. Tiesa, nuo praeito pasijungimo šiek tiek jinai paaugo, tai čia pusinių, čia raudona šiek tiek, dar eglutės čia papildžiau kryžiukais. Bekstičio taip ir nepadariau. Nu, bet jau pavasaris kažkaip ir nežinau. Nelabai man norisi ją imti. Nu, gal dar, bet nelabai tikiu, kad aš čia dabar šiltuoju sezonu ją pabaigsiu. Gal planas tada atsideda iki gruodžio mėnesio, per žiemą pasibaigti. Rudenį, žiemą, lapkritį, gruodį. Nežinau, žodžiu, galbūt būkime be plano. Ir kaip eisis siuvinėjimas, taip eisis. Kaip sakyt, širdis kokių labai procesų norės, tokius ir siuvinėsim. Tai štai, tai padėsiu truputėlį iš šoną, o čia jau turbūt matėt kraštelį. Tai turiu parodyti savo 2 naujus rinkinukus. Leti Stitch. Štai kokie gražuoliai. Labai senai norėjau šito va švyturiuko. Čia tų gėlyčių kiek, o čia kiek bus darbo. Pakankamai didelis, kem 2 ant 3-2 centimetrų. Kaip matot, ir pumpurėlių yra, ir pusinių, bekstičas, siuliukai ant choro dar. Ai, net nežinau, Lukas tai jau pasikeitė. Anksčiau Anchoras buvo, dabar Lukas, o nepastebėjau, ar Leti Stitch irgi Lukas siūlais eina dabar rinkiniai, ar vis dėlto Anchor. Nu, bet čia nesvarbu, bet labai gražus man šitas dizainas. Labai. Čia tokių detalių daug. Tai man atrodo toksai nuobodžiausias dizaino nuobodžiausia vieta siuvinėti, tai bus gal va čia va per vidurį, nors čia tokia spalvų kaita, kad nežinau, ar čia iš tikrųjų bus nuobodu. Bet realiai, va, aš visą laiką pradedu nuo dešiniojo kampo, tai čia iš karto išsisiuvinėja jau toks paveiksliukas. Čia, kaip suprantu, kirai ar žuvėdros. Čia gal kažkokia jachta, va, net žmogus joje matosi. Čia toliau laiveliai. Nu, oi, dar čia. Nu, čia reikia gerai įsižiūrėti, kad viską pastebėti. Labai gražus namelis. Čia turbūt, nežinau, prie jūros, jo, prie vandenyno. Švyturiai būna prie jūros, prie vandenyno kažkur. Čia dar kažkoks paukštukas. Gervė kokia. Ar kas, nežinau. Tokiu ilgu kaklu. Nu, žodžiu, ir va gėlių visas miškas. O čia ir šviestuvėliai lauko. Nu, žodžiu, tikrai bus įdomu. O kitas sužavėjo mane labiausiai šitos žąsys, vištytės ir visterija. Man šiaip visterija kaip augalas yra labai gražus. O čia dar jį reikės siuvinėti, nu tai tik tais nuobodu, pati apadžia tikrai bus nuobodi. Keletas rusvų atspalvių, nu, bet pasikankinsim, o čia jau prasidės veiksmas. Na, bet viskas, kaip matau, bus pilnais. Kryželiais, pusinių nėra. Gal čia, o įdomu, ar čia tos vietos baltos siuvinėjasi ar ne? Gal ne? O gal ir siuvinėjasi baltų siūlų. Nu, bus matyti iš paveiksliuko. Nelabai žiūriu, bet rodos lyg siuvinėjasi pilnai viskas. Tai
Tai va dydis 3,5 ant 2,6 irgi nemažas. Tai fainai, nežinau, kada aš juos imsiu, bet labai norėjau savo sandėliukę juos turėti. O kada siuvinėsiu, tai tikrai nežinau. Tai va taip, tokie nauji 2 rinkinukai pas mane keliauja į sandėliuką. O dabar aš labai noriu paimti dizainą. Jeigu nežinau, kas mane senai sekat, senai žiūrit nuo pat pradžių mano video, tai gal ir prisiminsit, čia toks yra medvilnės vainikas. Su medvilnės va tokiais, tada eina labai daug tokių rudų šakų, violetinių kaspinų perpinta. Žodžiu, įdėsiu į kampelį nuotraukytę ir pamatysit, kaip atrodo. Tai va, aš žinau, kad jo 24 metais tikrai nesiuvinėjau, iš vis jo net neėmiau. Kai pradėjau, pasiuvinėjau, man atrodo, gal porą kartų buvau paėmus ir viskas tuom ir baigėsi. Tai va, tai labai noriu jį pajudinti, nežinau, gal čia pavasaris tą lėmė ar kas, bet labai norisi prajudinti. Ir norisi prajudinti taip, kad jau matytųsi gerokai vaizdas. Tai va tiek, kol kas atsisveikinu ir iki kitų susitikimų. Na tai labukas merginos, jau sveikinuosi turbūt nežinau 5 kartą šitam video, bet kadangi gaunasi, kad aš čia pradėjau filmuoti tai, kas bus sumontuota šitam video nuo vasario mėnesio tikriausiai. Paskutinį kartą, kiek dabar peržvelgiau, buvau prisijungus kovo 16, kažkas tokio, su šitu va darbu. Tai, kaip galit pastebėti, šiek tiek yra pajudinta, bet tikrai labai nedaug. Va čia tokie pavieniai kryžiukai. Bet ištiko gyvenimas. Štai va toksai. Žodžiu, patempti yra kelio raiščiai. Nusimato kažkiek dienų. Tikiuosi ne savaičių ir mėnesių namuose. Kaip sakyt, gyvenimas pats pristabdė. Ir tuo pačiu grąžina mane prie savo jau pamiršto hobio. O nesiuvinėjau tikriausiai daugiau nei mėnesį. Kažkas tokio. Tai va, tai dabar pagalvojau kažkaip, kad reikia truputį rimčiau į šitą patempimą pažiūrėti. Nes vakar galvoju, savo išlėto ant kėdutės mažos tokios atsisėdus, gal ten kokį gėlyną pasiravėsiu, dar kažką. Nu, pabandžiau, tai vakare taip skaudėjo koją, kad supratau, kad čia ne juokas yra tas tie kelio raiščiai, kad neprisidaryt daugiau problemų, kad greičiau viskas sugytų. Pažadėjau savo sėdėti ramiai, mažiau vaikščiot. Daugiau ant sofkytės leist laiko. Ir prisiminiau, jog galiu išsitraukti savo siuvinėjimus, kuriuos tikrai jau jaučiuosi kalta, kad taip pamiršau. Tai va, nežinau, norėčiau imti dabar gal rožės siuvinėti. Jeigu atsimenat, turiu tokį jau daugiau nei pusę darbo, truputį nepusėtą. Bet kažkaip labai gaila man šito medvilnės vainiko užmiršto. Pasižadėjau pasiuvinėti bent 4/4 aš jo, nu tai bandysiu vykdyti šitą planą. Matysiu, jeigu labai aš čia kankinuos su juo ir nesinori siuvinėti, nu tai imsiu gal rožės. Bet pradžiai bandom su šituo judėti pirmin. Tai va tikiuosi kitą pasijungimą gal jau padaryti greitai visai. Nu kaip greitai, tiek kiek seksis, kaip greitai seksis man siuvinėt. Ir gal jau tada sumontuosiu video čia iš tų gabaliukų 3-4 mėnesių laikotarpio. Tai vat. Tai ką, tada sakau dar kartelį iki kito susitikimo netrukus. Tai iki, žiūrėsim, kaip man seksis. Labukas merginas, taigi praėjo keletas dienelių, gal 4 turbūt, nuo paskutinio mano prasijungimo pafilmuot.
Tai ateinu pasirodyti su tokiu visai, sakyčiau, neblogu progresu. Štai, koks grožis. Kaip matėt, buvo tikrai nelabai daug pasiuvinėta, o čia gavosi tikrai neblogai. Rezultatas gražus. Šiandien šiek tiek apsiniaukia, tai biškutį sunku perteikt tas tikras spalvas, nors labai čia panašu ir burbuliukai mano padaryti. Kadangi tokį nemažą plotelį išsiuvinėjau kryžiukais, tai nusprendžiau ir backstitchą padaryti bei prancūziškus mazgelius, tam, kad pasimatytų jau tas toksai gražus rezultatas. Tai va čia yra medvilnės vainikas, man atrodo taip vadinasi. Va galiu parodyti, kaip jisai atrodys išsiuvinėtas. Labai norėjau tiesa dar tą kaspiną išsiuvinėti ir backstitchą padaryti, bet labai bijau, kad man pabos. Nes prieš tai buvo čia, man atrodo, apie 10% su trupučiu išsiuvinėta, o dabar aš jau pasiekiau 30% su puse. Tai 20% paaugti, yra, sakyčiau, labai neblogai. Tai vat, šiek tiek mane glumina backstitchas juodų siūlų, kur 2 gijom. Kažkaip man norėtųsi, kad čia viskas taip švelniau gautųsi, o tie 2 siūlais man toksai grubokas. Bet čia jau, manau, toksai dizainas, jis yra pakankamai toksai ryškus, tas backstitchas išryškina visas detalės, gal ir nieko. Labai įdomu, kaip atrodys visiškai pabaigtas. Taip labai norėčiau dar porą kartų prie jo prisėsti, sakykim, ten vieną kartą kokį 30% dar paaugt, pasiuvinėt, ir dar kitą kartą irgi panašiai ir jau važiuot link pabaigos. Aišku, nesakau, kad aš čia dabar jau sėsiu ir jį siuvinėsiu. Šiek tiek jau norėčiau traukti kitą darbą. Labai galvoju apie rožes, nes kieme rožės auga, tuoj pradės krauti pumpurus, pražys, tai man kaip visada knieti nufotkint, gražių nuotraukų padaryti, tai nežinau. Nors ir mirabiliją norėčiau pasimti, ir žąsis. Dabar kadangi mano dienos štai lovytėje, tai turiu laiko pakankamai daug siuvinėti, nes stengiuosi kuo daugiau gulėti, tam, kad greičiau tie kelių raiščiai sugytų. Žiauriai nusibodo, nežinau, kaip sakant, pasiguosiu, bet labai nusibodo. Aišku, tik siuvinėjimas mane šiek tiek džiugina. Tai kad galiu skirti šitam hobiui daugiau laiko. Aišku, visos kitas aplinkybės nekokios, bet džiugu, kad kryžiukai auga. Tai o dabar aš jau turbūt atsisveikinsiu ir, manau, sumontuosiu video, kurį pradėjau siuvinėti. Ką aš čia šneku. Žodžiu, pradėjau filmuoti nuo vasario, nuo kovo mėnesio. Tai kovas, balandis, ir gegužės. Čia truputis. Tai jau norėčiau sumontuoti už tas kelis mėnesius, ką čia prifilmavau, kad jūs pasižiūrėtumėt. Tai ką, mergaitės, linkiu jums lygių gražių kryžiukų. Sveikatos palinkėsiu ir savo, ir jums, nesirkit, nes žiūriu ir prie, atsiprašau, balso kažkas kabinasi, kažkoks gal virusiukas, žodžiu. Tai o aš tada atsisveikinu ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.